Kas dar labai įdomu, irgi nieks nežino, bet aš sakau, kadangi darome įrengimus ir beveik visose interjeruose reikia veidrodžių, tai ledinius veidrodžius mes taip pat galime patys išsimatuoti ir sumontuoti. Šito darbo mūsų meistrai nekenčia labiausiai, dėl to, kad buvo toks atvejis, kai veidrodį teko keisti 3 kart. Dėl to, kad vis nuskyla tas kampas ir beneša. Ten buvo komedija be pinigų absoliučiai, bet manau jau po tų 3 kartų tikrai išmoko ir jau suprato, kad viskas, jau kitaip nebus. Kas yra fainai, kad veidrodukai dažniausiai visi daro juos labai lygius, skaidrius ir tiek žinių. Ką aš pastebiu, būna kitą kartą tonuota biški juoda, tokį tamsesnį arba auksinį arba rudą, paima tokią su atspalviu. Ką mes turime? Mes turim paletę veidrodžių, kurie yra ir vintažiniai. Čia paimu tik 2 pavyzdžius, nes man prie to būto tik tiek tinka. Bet turim visą dėžutę tokių vintažinių veidrodžių. Tai yra labai nedaug, bet tokie tarsi lašeliai. Labai mažai kas tą naudoja, bet pavyzdžiui prie įėjimo, jeigu tu gražiai suderini ir tu ten neturi save žiūrėti visiškai baltai, kaip, ta prasme, ar ne, ant kokio podiumo, ar ten prieš einant į sceną, tai yra tobula. Metalinis remukas, toks vintažinis veidrodis. Tai va, jie gali būti su mygtukais jutiminiais, kad reguliuotųsi pats apšvietimas ir taip pat su nurasojančiu kilimėliu, kas yra labai patogu. Kaina labai nedidelė. Labai, visi galvoja, kad daug, keliasdešimt eurų, 10, 20, 30, tiksliai nepamenu, nuo ploto priklauso, dar labai pigiai. Kažkodėl to taip pat žmonės neįsideda, aš manau dėl to, kad nežino. Tai va, sakau visiems, kad žinoti, paskambinti, parašyti ir tikrai galim užsakyti tokį tipą veidrodžius ir jums sumontuoti. Taip pat dušo senelės visi deda tiesiog skaidrius stiklus. Man šiek tiek nusibodo, ypatingai jeigu yra dušo kabina, čia toks standartinis ir čia tualetas. Taigi įsidėk tokį stiklą, nematysi to tualeto prausiantis. Man taip atrodo logiškiau. Tai va, bet čia tik keli tipsai šiandien iš tos operos. Tai jeigu norit virtuvių arba veidrodžių arba grindų, durų susiderinti dalykus, atsirinkti medžiagas, tikrai galite pas mus ateiti.